Sveiki visi susirinkę, labai malonu jūsų tiek daug čia matyti. Trumpai prisistatysiu, tai esu Karolina, 4 metus teisėjauju klubas Startas teisėjų komandoje ir kartu greta to studijuoju psichologiją ir labai džiaugiuosi, kad galiu susijęti šiuos 2 svarbius gyvenime dalykus ir pasidalinti patirtimis su jumis. Tai nors atrodo 4 metai nėra toks didelis laiko tarpas, bet iš tiesų teko susidurti su tokiamis daug streso keliančiomis situacijomis ir pastebėjau, kad labai įvairiai teko į jas reaguoti. Tai kad visi su tom pačiom savokom kalbėtumėm, tai aš gal trumpai įvardinsiu, kas yra stresas. Tai stresas iš esmės yra organizmo reakcija į pokyčius. Tai gali būti bet koks pokytis. Nežinau, pasikeitė oro sąlygos, sugalvojau nueiti į filmą, nežinau, šokti su parašiutu ar bet kas. Tai yra tiesiog organizmo reakcija į stresą. Turiu trumpą klausimėlį jums. Kaip manote, iš principo, stresas yra gerai ar blogai? Dabar pakelkite rankas tie, kurie galvojate, kad stresas yra blogai. Ačiū, mačiau. O dabar pakelkite rankas tie, kurie galvoja, kad stresas gerai. Dėkui. Tai ar stresas yra gerai ar blogai? Na, iš principo pats stresas yra manoma, kad nėra nei gėris, nei blogis. Tai yra tiesiog organizmo reakcija. Jeigu stresas užsilieka su mumis per ilgai, tada atsiranda tos visos blogos pasekmės. Yra tokia schema, kaip streso lygis veikia mūsų darbingumą. Jeigu streso lygis yra neaukštas, mūsų darbingumas kyla, mūsų galimybė atlikti tam tikras užduotis gerėja. Bet jeigu mes pasiekėme tą slenkstį, tada darbingumas krenta. Ir tas slengstis kiekvienam žmogui yra skirtingas. Tai lemia įvairios charakteristikos. Nežinau, mūsų bendra emocinė būsena, galbūt patiriama įtampa gyvenime, galbūt kažkokios ligos ir panašiai. Nesileisiu į detalės, bet akcentuoti noriu tą dalyką, kad tas slengstis yra kiekvienam skirtingas. Kas gali kelti stresą lenktynių metu? Gal norite pasidalinti? Neveikiantis cilindras. Aha. Kitų lenktynininkų elgesys. Aš išskyriau irgi keletą tokių esminių veiksnių, kurie, galvoju, gali prisidėti prie to streso patyrimo. Tai žinom, atrodo toks visiškai paprastas dalykas, bet oro sąlygos. Jau vien pats karštis, šaltis, ekstremalios temperatūros, jau vien jo savaime organizmui kelia stresą. Mes turime gebėti paruošti savo kūną, prisitaikyti prie tų temperatūrų. Tikiu, jeigu yra auditorijoje lenktynininkų, puikiai žinot, ką reiškia sportuoti vasarą ir įsėsti į automobilį su pilna ekipiruote, už vairo ir kokia ten temperatūra. Automatiškai kyla stresas organizmui. Didelis garsas, čia gal labiau aktualu teisėjams, bet aišku ir lenktynininkams juk irgi girdite tą garsą. Tai čia irgi yra išskiriamas kaip dar vienas stresorius, kuris tiesiog automatiškai paveikia mūsų organizmą ir jie patys savaime veikia mus. Tada įvairūs organizaciniai nesklandumai, čia turbūt tiek lenktynininkams, tiek teisėjams irgi aktualu, kad sutrikusi komunikacija, nežinau, kažkas neatvyko, bent jau mūsų iš teisėjų, tarkim, vėluoja, sugedo automobilis, reikia kam nors ką nors perduoti, bet nėra to žmogaus, nepavyksta rasti. Prasta mūsų savijauta, gal neišsimiegojau, gal nepavalgiau pusryčių, gal neatsigeriau savo rytinio puodelio kavos. Visa tai kaupiasi ir daro mums poveikį. Ir žinių trūkumas, kartais tiesiog pristinga elementari situacija, kurioje aš nežinau, kaip elgtis. Tai šitoje vietoje turbūt labai svarbu atsiremti į kolegas ir pasiklausti. Kartais galbūt nelieka tam laiko, bet reikia žinoti, kad yra tokia galimybė. Nelaimingi atsitikimai, ką ir jūs paminėjote, tai žinoma,
pats turbūt nelaukiamiausias mūsų momentas iš teisėjų pusės, tikiu ir iš lenktynininkų pusės, niekas nenorim susidurti su nelaimingu atsitikimu trasoje. Ir vien jis savaime kelia įtampą ir stresą. Tai gal truputį pereisiu, ir sprendimų kvestionavimas. Tai čia yra turbūt aukštesnės kategorijos teisėjų patirtis, kad kai kartais tenka priimti sunkius sprendimus ir susilaukiam tiek iš žiniasklaidos, tiek, tarkim, paimkim kokį rally fanatikų puslapį, kur kvestionuojami yra teisėjų sprendimai. Daromas spaudimas, kad čia jūs nieko nemokate, nieko nežinote. Taip, kartais atsitinka klaidų, bet dažniausiu atveju mes žinome, ką mes darome. Bet vien jau tas žinojimas, kad mūsų sprendimai bus vertinami, irgi daro mums įtaką. Taip, tai kaipgi mums organizme kyla tas stresas? Esminis principas, tai kad yra realios galimybės ir realūs reikalavimai. Visą tai mes perleidžiame per savo prizmę, per savo suvokimą ir tada truputį, mūsų smegenys yra toks darinys, kuris truputį iškraipo dalykus. Tai kartais realios galimybės ir suvoktos galimybės nėra tokios pat, lygiai taip pat kaip realūs reikalavimai ir suvokti reikalavimai skiriasi. Tai, tarkim, įsivaizduokim situaciją Ring Challenge'as. Dalyvis išslysta iš trasos, trenkiasi į atitvarus ir nelipa iš automobilio, nerodo jokių ženklų. Kas atsitinka? Kokie yra mūsų realūs reikalavimai? Atsitiko įvykis, mes ką turime daryti? Pirmiausiai signalizuoti sekantiems atvažiuojantiems dalyviams, kad įvyko trasoje įvykis. Tada kitas žingsnis. Per raciją turime pranešti race controlui apie įvykį, kas vyksta, kaip atrodo trasos būklė ir visa kita. Ir trečias dalykas, pagal galimybės, užtikrinant savo saugumą, patikrinti, ar dalyviui viskas yra gerai ir ar jam nereikia medikų pagalbos. Kas atsitinka, kai mes visą šitą situaciją perleidžiame per savo suvokimo prizmę? Neretai nutinka taip, kad mes patys savo prisikuriam tų reikalavimų. Greta to, kas jau iš tikrųjų žinoma ir ko mes esame išmokyti, mes prisikuriam savo kitų reikalavimų. Tarkim, ta pati situacija, išslydo dalyvis iš trasos, trenkiasi į atitvarus, nelipa iš automobilio. Jeigu aš pati savo keliu reikalavimą, kad aš turiu ne tik pranešti dalyviams, pranešti race controlui ir patikrinti, bet dar ir, tarkim, gelbėti gyvybę. Tai žinoma, kad mano galimybės išgelbėti gyvybę yra ribotos. Galbūt tarp mūsų teisėjų ir yra žmonių su medicininiu pasirengimu geresniu, kurie galėtų įvertinti ir dalyvio traumas ir galbūt ten reikalui esant įtvirtinti lūžį, jeigu toksai atsitinka ar panašiai. Bet iš principo didžioji dalis mūsų neturim medicininio pasirengimo ir nereikėtų savo kelti šitų lūkesčių. Ir kai atsiranda neatitikimas tarp suvoktų galimybių ir suvoktų reikalavimų, tada mums kyla stresas, nes atsiranda tarp šitų dviejų dalykų disbalansas, neatitikimas. Kas tada vyksta su mumis? Mes turime reakciją į stresą – psichologinę, fiziologinę ir emocinę. Taip, tai reakcija į stresą fiziologinė. Įsitempia raumenys, imame prakaituoti, pagreitėja širdies ritmas ir visi tie dalykai, kuriuos turbūt esame kiekvienas pajautę. Psichologinė reakcija dar išsiskiria į elgesinę reakciją ir psichologinę gynybą. Į psichologinę gynybą čia labai sudėtinga tema, aš jos neliesiu, bet apie elgesinę reakciją galiu pasidalinti. 3 esminiai mūsų reagavimo būdai. Pirmasis – fight. Turbūt esate girdėję fight, flight or freeze. Tas 3 elgesinės mūsų reakcijos – kovoti, bėgti, sustingti. Tai pirmoji kovoti, kai mūsų suvokiamos galimybės, suvokti reikalavimai sutampa arba galimybės viršija reikalavimus. Tai pavyzdžiui, aš žinau, kad aš turiu galimybės, vėliavas, raciją ir
galų gale kojas peršokti per atitvarą ir nubėgti iki lenktynininko, patikrinti, kaip jisai. Tai aš ir darau tai. Nu tiesiog, ta mano reakcija fight. Tada, jeigu mano galimybės yra mažesnės negu reikalavimai, ką aš darau, aš arba bėgu, arba sustingstu. Na, tarkim, kita situacija. Matau, kad į bokštelį parskrieja lenktynininkas ir aš neturiu fizinių galimybių jį sustabdyti. Ką aš darau? Turbūt natūrali reakcija būtų šokti iš bokštelio ir bėgti kaip įmanoma toliau. Kita reakcija – sustingti. Kas atsitinka? Na, galiu pasidalinti asmeniniu išgyvenimu. Smalininkų kartingų trasa ir matau, kad į mane parvažiuoja keturatis, kuriam ratas nušokęs ir aš stoviu tiesiog ant paletės, čia jau trasa priešais mane, atgal nelabai yra irgi kur trauktis, nes posūkis ir irgi užtvertas kelias. Ir aš matau, kad jis parvažiuoja tiesiai į mane. Ką aš darau? Aš tiesiog sustingau. Tai gal nėra geriausia reakcija toje vietoje, bet kadangi jeigu aš būčiau bėgusi į priekį arba atgal, greičiausiai būčiau numušta kito lenktynininko. Kadangi aš sustingau, jis tvarkingai mane apvažiavo ir tuo momentu ta reakcija veikė. Tai vat irgi, tai nėra galbūt geriausia reakcija kitų situacijų metu, bet šitoje pasiteisina. Kartais mūsų organizmas nusaugo ir sustingdamas. Taip, ties čia, žinoma. O yra daug situacijų, kada iš tikrųjų sustingimas ne tik automatinis, bet sąmoningas sustingimas yra geriausias sprendimas, nes jeigu vairuotojas dar gali kažką padaryti, tai tu esi prognozuojamas, jeigu stovi vietoje. Nu, sakykime, jisai tavęs buvo labai atvejais, kadangi asmeniškai mano vienas iš mokytojų žuvo užpernai, žuvo dėl to, kad į jį parvažiavo automobilis 400 km/h ir jie būtų metęs į tą pačią pusę. Ir jeigu jisai būtų sustingęs toje vietoje, nes vairuotojas dar turėjo pasirinkimą vaikai ar į dešinį važiuoti, bet kadangi abu nusprendė į tą pačią pusę, baigėsi tragiškai. Tai klausimas, ar tas sustingimas priklausomai situacijos nėra sąmoningai nėra geresnis. Aš turbūt manyčiau, kad mes to savo elgesio stresinės situacijos metu sunkiai kontroliuojame. Ir kartais tai būna automatinė reakcija, nevaldoma. Tuo atveju greičiausiai vieno dalyvio sustingimas būtų ženkliai padėjęs. Bet kadangi čia turbūt suveikia tas toksai suvoktų galimybių reikalas, kad aš galiu kontroliuoti situaciją, vadinasi, aš darau. Tai šiuo atveju suveikia abiems lenktynininkams tas aš kovoju prieš situaciją. Ir greičiausiai, kadangi abu pasielgia taip pat, baigtis nekokia. Dauguma turbūt supranta, kaip veikia, bet yra tokių, kaip veikia automobilis, kai jisai slysta, į kurią pusę metas ir taip toliau, bet yra tokių, kurie to nesupranta, kurie galbūt apskritai nevairuoja, bet jiems smagu pasižiūrėti. Tai čia toksai nekontroliuojamas faktorius. Ir aš sutinku, kad reikėtų žiūrėti savo saugumo tiek teisėjams, tiek lenktynininkams, tiek žiūrovams, bet kartais tai padaryti būna labai sunku. Jūs minėjot, kad reakcija į stresą yra daugiau pasąmoninė, kaip išversti, ne? Ar žinoma kokie nors kaip sąmonę savo sutvarkyti, kad perkelt tą streso į sąmoningą lygį, kaip žiūrėti, sustovi daryti rasos, nesijudinti, palikti erdvės iš šono. Ar jums žinomi tokie turėtų kažkas, kas dalyvauja specialių paskirčių, galbūt gerai turėtų? Kaip treniruoti tai? Kaip treniruoti pasąmonę, perkelti į sąmonę? Aha, pasąmonės į sąmonę tokių kažkokių magiškų receptų turbūt nėra, bet ką mes galime to streso situacijos metu daryti, tai vienintelis dalykas, ką galime daryti, iš esmės kontroliuoti savo kvėpavimą. Kvėpavimas padeda apgauti smegenis, taip šaržuoju, apgauti smegenis, kad pas mus organizme nevyksta tas stresas.
Kvėpavimu mes sureguliuojame širdies ritmą, įsitempusius raumenis ir visa kita. Mes apgaunam savo smegenis, kad iš tikrųjų nėra čia tai baisu, kaip yra. Tai čia vienintelis dalykas, kuriuo galėsiu pasidalinti šiek tiek vėliau praktiškai, apie kas gali padėti. Gal iš tikrųjų paantrinant šitam klausimui, vienintelė, bet jau kiek man patiko galimybė, nes iš tikrųjų labai geras pasakė, kad tas bėgimas, pasąmoningas bėgimas, kuris nėra paremtas kažkokiais tavo sprendimais arba iš situacijos paimtais visokiais dirgikliais, jis gali iš tikrųjų sukelti žymiai daugiau problemų negu naudos. Tai, tarkim, kaip šitą pasiekti, tai tiesiog gal per praktiką, vien stebint automobilius, kaip jie apskritai vairiose situacijose juda, duodasi, plius toks dalykas, pavyzdžiui, kaip ir vairuotojo pažinojimas, kas yra už vairo tuo metu, iš esmės incidente, tu gali pažinoti, ar jis yra maliokas, bet tai yra bagažas tavo jau sukauptas tiesiog iš praktikos, pavadinkim. Ir tada mes tikrai teisėjai, kurie buvo irgi postuose, jeigu kažkas vyksta, aš dažniausiai taip ranką uždedu, kad nebėga niekur palaukti, žiūrėti, kas bus, tu gali nuspėti. Tai tada aš irgi manau, teisėja, kad tavo realūs reikalavimai, realios galimybės būna arba lygus, arba viršesni negu realūs reikalavimai tos situacijos. Tada jau galima kažkaip, bet čia gal tą praktiką paklausiu. Kaip aš elgsiuosi, jeigu nutiks taip arba taip? Sakykime, nežinau, lenktynininkas nelipa iš automobilio, ką aš darau, aš pirmiausia pastebiu, ar tikrai po kažkurio laiko jisai neišlips, ar tikrai jisai neišvažiuos, ar čia tikrai reikia. Kvestionuoju pati savo veiksmus. Tada, jeigu jau tikrai nieks nevyksta, tada bėgu ir darau dalykus. Į priekį, ką jau minėjau, ten tikrinu, kviečiu medicinos pagalbą. Taip. Iš principo, tam, kad tu pereitum iš tos situacijos, iš fryzo į fightą, tu tiesiog turi didinti galimybės realiai, ta prasme, suvoktas galimybės, tą bagažą. Ir ar simuliacijom, ar praktika. Aišku, praktika ateina tik su metais, bet simuliacijų tu gali pasidaryti. Taip, visiškai pritariu. Čia klausimas daugiau buvo. Aš visiškai pritariu. Ir mes turime galimybių didinti galimybės. Aš šiek tiek prieisiu vėliau prie to, ką dar mes galime padaryti. Jeigu ties čia, ar dar turite kas nors klausimų? Pastebėjimų? Gerai, tada judėkime tolyn. Tai kaip mes galime savo padėti? Taip, visų pirma, tinkamai pasiruošti varžyboms. Tada pakalbėsiu šiek tiek apie pagalbą savo varžybų metu ir pagalbą savo po įvykio trasoje. Tai kaip pasiruošti varžyboms? Aš čia vėlgi iš teisėjo perspektyvos, tai kontroliuoti aplinką kiek įmanoma. Tinkamai susidėti inventorių, tinkama apranga pagal orą. Jeigu inventorių, tai aš turiu tiksliai žinoti, kur padėtas pas mane gesintuvas reikalo atveju, kur pas mane kuri vėliava stovi, galų gale ralio kontekste, kur mano atsarginis tušinukas yra, jeigu šis nustotų rašyti, kur aš pasidėjusi atsarginius protokolus ir panašiai. Mes stengiamės kontroliuoti savo aplinką kiek įmanoma labiau. Tinkama apranga. Kaip jau minėjau, vienas iš pagrindinių stresorių yra temperatūra. Jeigu tai yra vinteralis, termoapranga, kepurė, pirštinės, antros pirštinės, kojinės ir visa kita įsėdam tai, ką maksimaliai galim, jeigu sušlaptumėm. Tokie elementarūs dalykai. Geras poilsis kiek įmanoma. Turėti su savimi užkandžių, nes užkandžiai padeda sužadinti organizmą. Ir tiesiog kiek įmanoma geriau pasiruošti visoms nenumatytoms sąlygoms. Tada, ką jau minėjau, situacijų simuliavimas. Labai dažnai briefingo metu, čia nuotrauka iš 1000 km lenktynių, bet esminius dalykus primena varžybų vadovas. Galbūt kažkokios klaidos iš praeitų metų, kurios buvo pastebėtos ir kurias reikėtų pataisyti, galbūt kas yra numatoma šiemet pagal temperatūrą, sakykime, jeigu didelis karštis, tai tikėtina didesnės ir klaidos. Galbūt šlapia trasa, kas tada būtų tikėtina, kad įvyks. Kitas dalykas, priminti savo, koks yra mano vaidmuo lenktynių metu.
už ką tiksliai aš esu atsakinga trasoje. Aš nesu atsakinga už gyvybių gelbėjimą, labai įsikabinau šito pavyzdžio, aš nesu atsakinga už techninę dalį lenktynių, kas, kur, kokiuose postuose stovės. Aš esu paprasta posto teisėja ir mano darbas yra tie 3 pagrindiniai dalykai. Viskas. Ką mes galim padaryti varžybų metu? Nu čia gal ne apie tokius stiprius užkandžius turiu omenyje, bet tiesiog paužkandžiauti. Tai gali būti riešutai, vaisius, koks nors, dar kas nors lengvo, kas duotų tam momentui energijos mūsų smegenims. Ir simuliavimas situacijų mintyse. Čia yra blogas pavyzdys. Čia yra teisėjai sulindę į telefoną, ką jie turėtų daryti. Tai palaikyti savo budrumą. Nu tikrai būna situacijų, kai ilgesnės lenktynės ir mes užsifilmuojam. Tai yra žiūrim, bet nematom, kas vyksta, nefiksuojam jau. Jau ir startiniai numeriai nesimato, jau ir blurinasi vaizdas liejasi. Nu kaip tada, ką mes tada galim su savim padaryti? Tas situacijų simuliavimas. Aha, jeigu dabar šią akimirką įvyktų koks nors nelaimingas atsitikimas, ką aš darau? Toks lengvas stresiukas savo organizmui, kad padidinti budrumą. Ir kaip padėti savo po įvykio trasoje? Kvėpavimas. Čia yra 4-7-8 kvėpavimas. Tai yra per 4 sekundės stipriai įkvepiu, kad pilvas išsipūstų ir tada užlaikau 7 sekundės, suskaičiuoju iki 7 ir tada per 8 sekundės iškvepiu pro burną. Įkvepiu pro nosį, o iškvepiu pro burną 7 sekundės per vidurį užlaikius. Tai va toks kvėpavimas iš principo ramina mūsų organizmą. Tada atsipalaidavimo pratimai, dabar neišsiplėsiu, bet galėsite praktiškai išbandyti truputėlį vėliau, kai pabaigsiu teorinį pristatymą. Ir išsikalbėjimas. Labai svarbus dalykas po įvykio aptarti jį su kolegomis. Kas įvyko ne taip, kokios galimos buvo mano klaidos, galbūt kažką galėjau padaryti geriau, patobulinti. Elementariai paleisti tą emociją lauk. Išsikeikti, jeigu to reikia, išsibambėti, bet tiesiog nelaikyti viduje, nes visa įtampa organizme kaupiasi. Kaupiasi ir su laiku vis auga. Ir tada atsiranda žalingas poveikis mūsų sveikatai tų visų stresinių situacijų. Tai, kad jau aptarėm teorinę dalį, dabar pakviesiu išbandyti progresuojančios raumenų relaksacijos pratimą. Tai susikaupusiai įtampai atpalaiduoti. Kaip jau minėjau, stresas labai kimba į raumenis, labai įsitempia mūsų raumenys stresinių situacijų metu. Ir būtent vienas mokslininkas pastebėjo, kad įtempiant ir atpalaiduojant raumenis, tą įtampą galima paleisti, kartu derinant su tinkamu kvėpavimu. Dabar kviečiu įsitaisyti patogiai, kiek įmanoma šiose kėdėse. Kojas pasidėti patogiai, kad siektų grindis, pilna pėda remtųsi į grindis. Ir truputį priminsiu apie tą kvėpavimą. Šio pratimo metu kvėpuoti reikia į pilvą. Tai reiškia, įkvepiu pro nosį, leidžiu savo pilvui išsipūsti, keletą sekundžių užlaikau ir tada per burną iškvepiu. Pasibandykite. Įkvepiam giliai, leidžiam pilvui išsipūsti, palaikom ir iškvepiam pro burną. Pasibandykit savo. Kaip jums natūraliai kvėpuojasi taip? Kokiu ritmu reikia tą daryti? Neforsuokit to kvėpavimo, kaip jums patogu. Ar
pavyko pasibandyti, palinksėkit galvom, jeigu pavyko. Ačiū. O toliau kvėpavimą bandysime derinti su raumenų įtampos ir atpalaidavimo pratimais. Ar galima būtų išjungti šviesą, kaip nors, kad sukurti tą jaukesnę aplinką? Šičia, ne? Op. Ne. Ne. O, dabar gerai. Tai kviečiu užsimerkti. Gali būti nejauku, tikiu, bet tikrai ne to čia susirinkom. Aš noriu tiesiog jums pristatyti šį pratimą. Jeigu jums nemalonu, galite atsimerkti ir nedaryti. Tai pradėsime. Įkvepiame pro nosį truputį giliau nei įprastai. Pilvas pakyla. Lėtai, lėtai iškvepiame pro pravirą burną. Pilvas nusileidžia. Ir dar kartelį. Įkvepiame pro nosį. Pilvas pakyla. Lėtai, lėtai iškvepiame pro pravirą burną. Toliau kvėpavimą derinsime su raumenų įtampos ir atpalaidavimo pratimais. Įkvėpimo metu raumenis įtempsime, iškvėpimo metu staigiai atpalaiduosime. Galūnei leisime nukristi lengvai taip, kaip jai norisi. Kiekvieno iškvėpimo metu sutelksime dėmesį į pojūtį, atsirandantį atpalaidavus raumenis. Pasistengime pajusti skirtumą tarp įtemptų ir atpalaiduotų raumenų. Įsiminkime atpalaiduotų raumenų sukeltą pojūtį. Dabar atpalaiduosime kojas. Sutelkime dėmesį į pėdas. Įkvėpdami kelsime kojų pirštus aukštyn, o kulnais remsimės į grindis. Iškvepiant, pėdas laisvai kris žemyn. Ir pradedame. Įkvepiame, kulnus spaudžiam žemyn, pirštus stengiamės kelti kuo aukščiau. Įsitempia blauzdų raumenys. Iškvepiant, atleidžiame įtampą. Pėdos tarsi krinta žemyn. Raumenys atsipalaiduoja. Sutelkime dėmesį į pojūtį, kuris atsiranda atpalaidavus pėdas, blauzdas. Ir dar kartelį. Įkvepiam, spaudžiam kulnus žemyn, pirštai žiūri į viršų ir atpalaiduojam. Iškvepiam, jaučiam, kaip raumenys netenka įtampos. Dabar įkvepiant pėdas ir pirštus ir kulnus spausime į grindis, įsitemps blauzdų, šlaunų, sėdmenų raumenys. Lyg kilstelėsime nuo kėdės. Nugara, pilvas, rankos lieka atpalaiduoti. Iškvepiant, įtampą iš karto atleisime. Kojos bus atpalaiduotos. Ir pradedame. Spaudžiame pilną pėdą į grindis. Įsitempia šlaunys, įsitempia blauzdos, įsitempia sėdmenys. Palaikome tą įtampą. Iškvepiame. Kojos atsipalaiduoja. Tarsi suglembame kėdėje. Kojos vėl laisvai remiasi į grindis. Nesinori jų judinti. Ir dar kartelį. Spaudžiame pilną pėdą į grindis. Pajuntame, kaip raumenys įsitempia. Palaikome tą įtampą ir iškvėpdami atleidžiame. Kojos šyla, darosi sunkios.
Pastebime tą pojūtį, leidžiame kojams laisvai remtis į grindis, nesinori jų judinti, jos maloniai apsunkusios, lyg po ilgo vaikščiojimo. Užfiksuokite mintyse tą pojūtį. Dabar sutelkite dėmesį į nugarą. Įkvepiant, suglausime mentės, iškvepiant, tą įtampą atleisime. Ir pradedame. Įkvepiame, suglaudžiame mentės kuo stipriau kaip įmanoma, tą įtampą užfiksuojame ir iškvepiant atleidžiame. Ir dar kartelį. Įkvepiame, suglaudžiame mintis kaip įmanoma stipriau, palaikom, užfiksuojam ir atleidžiam. Nugara atpalaiduota, lygi. Visu savo svoriu remiasi į atlošą. Įsidėmėkime, koks pojūtis atsirado, kai atpalaidavome nugarą. Dabar dėmesį sutelkime į abi rankas. Įkvėpdami, suspausime abiejų rankų pirštus į kumščius. Ir rankas ištiesime prieš save. O iškvėpdami, įtampą atleisime ir leisime rankoms nukristi ant kelių taip, kaip joms patogu. Ir pradedame. Įkvepiant, sugniaužiame abiejų rankų pirštus į kumščius, ranką šiek tiek pakeliame, palaikome įtampą ir iškvėpdami atleidžiame. Rankos nukrinta, atpalaiduotos. Ir dar kartelį. Suspaudžiame kumščius, juos iškeliame, palaikome ir leidžiame nukristi su iškvėpimu. Kojos sunkios, šiltos, atpalaiduotos. Nugara patogiai atremta į atlošą. Rankos maloniai šiltos, patogiai padėtos ant kelių. Dabar atpalaiduosime pečius. Įkvėpdami, pečius pakelsime aukštyn, lyg gūžteldami. Iškvepiant, pečiai nusvirs ir rankos tarsi pailgės. Visiškai atsipalaiduos. Ir pradedame. Įkvepiant, pakeliame pečius aukštyn, dar aukščiau. Ir iškvėpdami per praviro burną atpalaiduojame. Pečiai nusvyra, rankos lyg pailgėja. Ir dar kartelį. Įkvepiame, pečius keliame aukštyn. Iškvepiant, pečius atpalaiduojame. Rankose nuo pečių iki pirštų galiukų juntame malonų atsipalaidavimą, sunkumą, šilumą. Įsidėmėkime tą pojūtį. Peržvelkime visą savo kūną, kurį jau atpalaidavome. Kojos sunkios, šiltos, atpalaiduotos. Nugara patogiai atremta, atpalaiduota. Rankos atpalaiduotos, sunkios, šiltos. Pečiai nusvirę. O dabar dėmesį sutelkime į veidą. Atpalaiduosime viršutinę veido dalį, vokus ir kaktą. Įkvėpdami, stipriai sumerksime akis. Iškvepiant, atpalaiduosime vokus. Ir pradedame. Įkvepiame, stipriai užmerkiame akis.
Iškvepiant, atleidžiame įtampą. Vokai lieka švelniai sumerkti. Akys nejudrios. Ir dar kartelį. Įkvepiant stipriai sumerkiame akis. Pajaučiame įtampą. O iškvepiant atpalaiduojame tą įtampą. Dabar atpalaiduosime kaktą. Įkvepiant kelsime antakius aukštyn, o iškvepiant įtampą atleisime. Ir pradedame. Įkvepiame, keliame antakius aukštyn, kakta įsitempia. Palaikome tą įtampą ir atleidžiame. Iškvepiam, antakiai nusileidžia, kakta lygi ir aukšlių. Dar kartą pakartojame pratimą. Keliame antakius aukštyn. Iškvepiant, tą įtampą atpalaiduojame. Pastebėkite, koks pojūtis pasiliko po antakių atpalaidavimo. Kakta lygi, švelni, vėsi, veidas giedras, ramus, atpalaiduotas. Sutelkite dėmesį į atpalaiduotą veidą. Dabar atpalaiduosime apatinę veido dalį. Pirmiausiai atpalaiduosime lūpas. Įkvepiant, stipriai sučiaupsime lūpas ir šiek tiek atkišime jas į priekį. O iškvepiant, įtampą atleisime. Ir pradedame. Įkvepiame, stipriai sučiaupiame lūpas, šiek tiek atkišame jas į priekį. Ir iškvepiame. Atleidžiame įtampą. Ir dar kartelį. Įkvepiame, lūpas stipriai sučiaupiame, šiek tiek atkišame į priekį. Ir iškvepiame. Įtampą atleidžiame. Pastebime, kad lūpos minkštos, šiltos. Gal šiek tiek praviros. Įsiminkite tą jausmą. Dabar atpalaiduosime liežuvį. Įkvepiant, spausime liežuvį prie viršutinių dantų šaknų, o iškvepiant, įtampą atleisime. Ir pradedame. Įkvepiame. Tuo pat metu spaudžiame liežuvį prie viršutinių dantų šaknų. Pajuntame atsiradusią įtampą ir tą įtampą atleidžiame iškvepdami. Ir dar kartelį. Įkvepiant, spausime liežuvį prie viršutinių dantų šaknų, o iškvepiant įtampą atleisime. Dabar atpalaiduosime žandikaulį. Įkvepiant, sukasime dantis. Iškvepiant, įtampą atleisime. Apatinis žandikaulis truputį nusileis žemyn, praverdamas burną. Ir pradedame. Įkvepiame, tuo pat metu sukandame dantis, pajuntame atsiradusią įtampą ir tą įtampą atleidžiame. Žandikauliai atsipalaiduoja. Ir dar kartelį. Įkvepiame, sukandame dantis, iškvepiam, leidžiame žandikauliui nusvirti žemyn. Sutelkite dėmesį į
pojūtį atsiradusį atpalaidavų žandikaulį. O dabar vidiniu žvilgsniu pasitikrinkite, ar gerai atpalaiduoti visi raumenys. Kvėpuojame ramiai, lygiai. Akys švelniai sumerktos, nejudrios. Nukreipkime savo vidinį žvilgsnį į kojas. Kojos sunkios, šiltos, atpalaiduotos. Nugara sunki, atpalaiduota. Pečiai nusvirę, atpalaiduoti. Rankos visiškai atpalaiduotos, sunkios, šiltos. Veidas lygus, ramus. Kakta lygi, švelni. Akys ramios. Lūpos minkštos, burna pravira, liežuvis atpalaiduotas. Leiskite savo kūnui dar labiau atsipalaiduoti, tarsi nugrimskite į kėdę. Jeigu pajusite įtampą, kuriame nors raumenyje, pakartokite atitinkamą pratimą ir atpalaiduokite. Jeigu jūs vargina pašalinės mintys, su jomis nekovokite, o sustabdykite ir pereikite prie raumenų apžvalgos. Pabūkite taip atsipalaidavę keletą minučių, kol nepasakysiu, kada užbaigti. Dabar keletą kartų giliai įkvėpkite, giliai ir greitai, taip kaip darau aš. Ir galite atsimerkti. Pasirąžykite, sugniaužkite kumščius, atleiskite. Tai tie, kas darėte pratimą, noriu pasiteirauti, ar pavyko atsipalaiduoti bent tą akimirką. Aha, dėl to tas greitas kvėpavimas turėtų truputėlį pažadinti. Kaip kitiems? Iš šypsenų veiduose, kaip ir sprendžiu, kad galbūt kažkiek pavyko palikti mintis nuošaly. Dabar mielai lauksiu kokių nors klausimų. Galbūt kas nors kilo apie patį pratimą, galbūt apie teorinę dalį. Gal jūs vedat jogą nebra? Ne. Ne. Ačiū. Aš vieną klausimą, tada šitie visokie pratimai, jie yra naudingi, kai mes turim, vadinkim, tą saugią zoną, ne? Taip. Susikūrė. Dabar iš lenktyninkų perspektyvos, tarkim, visada yra didelė baimė prieš pat, ne baimė, gal nerimas, kažkoks stresas prieš startą, stovim lyderiai. Kokie būtų tokie paprasti pratimai, gal sėdinti automobilyje, ten iki minutė iki starto ar dar kažkas to, kad galima būtų biškai sureguliuoti. Geras klausimas, ačiū. Pirmas dalykas, ką siūlyčiau, tai taisyklingai pakvėpuoti. Vat to 4-7-8 principų. Galite, kiek leidžia judesio galimybės, padaryti tuos įtempimus, atleidimus su kumščiais. Jeigu netyčia prieš startą
sakykime, ilgesnių distancijų lenktynėse turite valandos arba daugiau tarp. Tai vietoj to, kad sėdėti, mindžikuoti ar ten dar kažką, nueikite ramiai, susiraskite vietą, kur atsisėsti ir padarykite ką nors panašaus. Kartais sunku pačiam vienam tai daryti, aš žinau, man pačiai, aš esu vienas iš tų žmonių, kuriems sunku daryti, galėsiu pateikti kartu su skaidrėmis nuorodas. Yra anglų kalba įrašytų progresuojančių raumenų relaksacijų video, kur veda kažkas šitą pratimą. Jeigu pavyksta, galima pačiam savo įtaigos metu kartoti panašų tekstą, kaip sakiau aš. Vietoj to, kad tiesiog laukti, išnaudokite prasmingai tą laiką. Galbūt jums netinka šie pratimai, yra meditacinių užsiėmimų. Jeigu apskritai šitie atsipalaidavimo pratimai jums neveikia, galite pajudėti, nežinau, padaryti 10 šuoliukų, 20, kiek jums reikia, kad suaktyvinti organizmą, kad išveikti tą emociją, kuri yra. Kitiems tinka muzikos garsus klausymasis ir šokimas pagal ją. Galbūt kažkam reikia kaip tik ramybės, nukreipti mintis, pasiimti knygą, paskaityti, kad ir kas jums veikia, išnaudokite tą laiką, kurį turite prasmingai, kaip išveikti tą emociją. Temprimo pratimai prieš sėdant jau automobilį labai padeda. Na, prašau. Dar vienas klausimas, turbūt 4, 7, 8 nėra privaloma. Ne. Nes pagal savo organizmo tos skaičius turi susirasti. Tikrai taip. Pradžioje tai 7 plus 8 be oro gali... Prarasti sąmonę, ar ne? Svarbus aspektas šitame kvėpavime, kad iškvėpimas turi trukti ilgiau nei įkvėpimas. Va čia akcentą dėčiau. Galbūt kiti galite pasidalinti, kaip jūs malšinat savo nerimą arba stresą prieš startą. Aš stengiuosi sukaupti dėmesį, tai telefonų žaidžiu tokie apsakai. Kur rodiklis dėlio. Irgi turbūt veikiantis dalykas nukreipti dėmesį. Dar kas nors pasidalinti? Išduokit vieni kitiems paslaptis. Gerai. Ir mintys turbūt prityla tuo metu, kai klausaisi muzikos. Tas toksai vidinis kritikas, kuris tarsi sako, ai, tai čia dabar, kaip čia dabar geresnį tą rezultatą išspausti, dar kažką truputį prityla, kai yra išorės ateinantis garsas. Galbūt iš teisėjo perspektyvos labiau, tai manau, galbūt ir jums išeitų pritaikyti, bet visą laiką teisėjaudamas, visą laiką kartojasi savo galimus scenarijus, bet tuo pačiu tai šiek tiek ir kilsteli stresą. Tai man iš esmės padeda pokalbis su kolegomis tų scenarijų, nusiraminimo, kad mes žinom visi, ką mes darysim. Ir tiesiog tai yra paprasčiausias pasikalbėjimas, bet streso lygį mažina, nes mes kaip komanda esam kaip kumčias ir tikrai žinom, kad susitvarkysim su tam tikrom situacijom. Tas socialinis palaikymas irgi labai yra svarbus. Tai, manau, ir lenktynininkams yra šitoje vietoje svarbu turėti žmogų, kuris palaikys. Ar tai būtų antras lenktynininkas, antras vairuotojas, ar tai būtų komandos vadovas, ar tai būtų, nežinau, mechanikas, kas jūs sugeba tą akimirką biškį į rėmą ir viskas. Suimti į rankas. Lietuvos olimpiniam komitete dirba psichologė, projektų vadovė, jinai tarnauja Lietuvos olimpinės rinktinės. Kaip vadybininkė, bet kartu ir psichologė. Vieną vieną labai patiko jos terminas. Prieš varžybas, prieš rungtį labai analizuoja sportą, po 10 toks. Tai sako, netgi yra emocinis ar psichologinis terminas analyzing, paralyzing. Tu ant tiek užsirausi, kad tu po to nesubėgi, nesuplauki, nesušokai. Irgi, kai mėgina dėlioti, kad pavadinkite atsitraukia. Kažkur pasakyti lengva.
Pasakyti lengva, aš tikrai pilnai suprantu, kad tą akimirką turbūt sunku dorotis. Dėl to kartais visai praverčia, kai kitas žmogus iš šono pasako, kad žiūrėk, tu dabar esi streso būsenai, biškiai nusiramink, eik pamėti kamuoliuką, pasitikrink reakciją. Čia irgi tas buvo, jinai sako, stovi šalia jų ir jie netikė tavimi. Mergina stovi šalia sportininko, jie netikė, tai jinai naudoja širdies ritmo, tą heart monitor. Ir jis parodo ten streso lygį pagal tavo. Tai sako, tą dar paima sportininkas, žiūrėk tavo streso lygis tiek, tai pakvėpuok. Ir jos vienas iš užduočių ištraukti iš to analizavimo prieš pastatą. Tiesiog gal naudinga pasirodys. Taip. Whatever works, kaip sakoma. Žinom, kaip sumažinti stresą, o kas didina, ko nedaryti, kaip nepasididinti savo stresą. Aha, geras klausimas. Turbūt save truputėlį neleisti savo toms mintims užvaldyti. Kartais tos visos baimės per dideli lūkesčiai keliami savo. Tarkim, aš dabar turiu būti top 3 pozicijai. Labai gerus dalykus papasakojo Povilas praeitame seminare, kalbėdamas apie baimės. Baimė nuvilti komandą, baimė sudaužyti automobilį, baimė. Tai tas baimės jausmas kartais labai persipina su nerimu ir didina mūsų streso lygį. Tai turbūt pirmas dalykas, ką reikėtų daryti, atpažinti tas savo baimės ir pakalbėti apie jas. Leisti įgauti joms pavidalą, žodinį pavidalą. Raštišką pavidalą išrašymas tinka, o kas jeigu? Visus išrašom, o kas jeigu? Ir tada kitoje skiltyje pasirašome, kaip aš dorosiuosi su ta situacija. Žiauriai gerai veikiantis metodas, tikrai. Visus, o kas jeigu? Tas baimės, kai jos įgauna pavidalą, ženkliai lengviau su jomis dorotis. Galbūt pavyks aptarti su komanda šitas situacijas, kaip galima jų išvengti ir panašiai. Tai tokie dalykai, jie didina stresą, bet juos labai galima tokiais nesunkiais metodais truputį pristabdyti. Dar pastebėjau vienas būdų, kaip tą stresą nuimti bet kokią situaciją, tai čia manau visiems ir sportininkam tinka. Tai tiesiog bet kurio atveju, kai jaučiame, kad jau praėjom biškį pergalvoti, kaip sakė, overanalizavimas iki tokio lygio, kad mes jau nebegalim tų net paprastų funkcijų savo atlikti. Tai bent jau man padeda ir su savo komanda, kad sudaryvas, tai tiesiog prisiminimas, dėl ko tu čia esi, ne? Tai kaip pavyzdys, mes kaip teisėjai, tai taip mes esam saugumų užtikrinti su pirma, bet tai yra mūsų hobis, tai yra smagu, tai teigia kažkokį malonumą, ne? Lenktynininkam, tai jūs tai iš viso gyvena gyvenimą. Sako, termiškai guldas, tai tiesiog aš visada noriu linkam, ko mes čia atėjom. Duot gazą, ir duot gazą ir viskas. Ir tada kažkaip tas mintis taip susistato į tos tamšiukus, vadinkim, ir tada jau gal po lenktynių jos vėl kyla, bet lenktynių metu tu tiesiog prisimeni, čia mėgautis, jau iš esmės. Taip, prisiminti, dėl ko tai darai, dėl ko čia esi. Ar dar būtų kokių nors klausimų? Taip. Overanalyzing, tai ten jos teigimu 10 komponentų fiziškai yra identiški. Ten jų laikai, fizinės galimybės. Sako, olimpinėse varžybose iššauna tas, kuris būna ramiausias, kurį sutvarko galvą. Sako, top 10 pažiūrėsi rezultatus, nuomonės skiriasi. Šauna tas, kuris sako, šaus. O kas lenktyniauja, galbūt irgi esame matę, kad prieš tą, kad dažnai gali pasakyti turbūt. Dažnai gali pasakyti, kad šūdina diena. Ne tik oras, bet ir diena. Važiuoja. Man taip smagu, kad vieni į kitų pasisakymus reaguojate ir ta tokia diskusija išsivystė. Ir galbūt apie lenktynininko perspektyvą iš trenerio pusės daugiau Jonas galėtų prasiplėsti šitoje vietoje, kokių patarimų. Nes man šiek tiek į lenktynininko perspektyvą sunkiau įsigyti. Sunkiau įsigilinti man į lenktynininko perspektyvą, tai tik tai dėl to. Bet ir tų patarimų turbūt mažiau galiu pateikti, bet puikiai tvarkotės patys.
Tai ačiū Jums už dėmesį. Keliaukim į pertrauką.